Rusija ruošiasi priimti svarbiausią sprendimą per pastaruosius metus, tikrai nuo 2022 metų rudens, o gal net nuo pat pradinio sprendimo pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą tų metų vasarį. Iš tiesų, Kremliui teks pasirinkti, ar mobilizuoti daug didesnės pajėgas, kurios priverstinai vyktų į Ukrainą, arba bent jau taip tvirtina Kyjivas, kad tai įvyks vos po 2 mėnesių. Sėkmingai įvykdyta mobilizacija sustiprins Rusijos silpnasias vietas kai kuriuose fronto linijos dalyse, leis Rusijai žengti į priekį kitose fronto linijos vietose ir galbūt net pradėti naują puolimo kryptį. Jei mobilizacija bus nesėkminga, Rusija geriausiu atveju liks ekonomiškai paralyžiuota, o blogiausiu atveju tai gali lemti Vladimiro Putino valdžios praradimą. Tačiau, kadangi tai yra geopolitikos pasaulis, ne viskas gali būti taip, kaip atrodo. Todėl šiandien turime gilintis į politinę karinę strategiją ir dezinformacijos kampanijas, kurios kyla šioje srityje. Tačiau galime stebėti pačios Ukrainos žaidimą, kuris gali paskatinti problemas, kurių Rusija siekia išvengti, tačiau tuo pačiu metu gali sukelti būtent tas problemas, kurių Ukraina siekia išvengti. Taigi šiandien šią temą aptarsime 4 etapais. Pirmiausia, pateiksiu Jums teiginio apie mobilizaciją kontekstą. Kas gali vykti, kada tai gali įvykti ir kodėl Rusija norėtų tai padaryti. Tada aptarsime, kodėl Ukraina taip nori viešinti šią artėjančią mobilizaciją arba tariamą mobilizaciją. O tiems iš Jūsų, kurie esate su manimi jau daugelį metų, taip, mes bakstelėsime į tą ženklą. Tačiau ši strategija turi savyje riziką. Jei ji bus veiksminga, bet Vladimiras Putinas tvirtai valdys Rusiją politiškai, visa tai gali atsisukti prieš pačią Ukrainą. Mes išnagrinėsime, kodėl taip galėtų būti ir kokios sąlygos būtinos tam poveikiui atsirasti. Galiausiai pažvelgsime į pačią Ukrainą, ieškodami užuominų, kad perspėjimas apie mobilizaciją gali būti tikras, ir susiesime tai su politiniu skandalu, kuris ten kilo praėjusią savaitę. Bet pradėkime nuo teiginio apie mobilizaciją apžvalgos. Trumpai tariant, Ukraina teigia, kad yra didelė rizika, jog Rusija mobilizuos net 500 000 vyrų tarnybai Ukrainoje. Šis laikotarpis gali prasidėti jau po 2 mėnesių. Tai sutampa su Rusijos parlamento rinkimų pabaiga, kurie baigėsi rugsėjo 20 dieną. Kaip netrukus aptarsime daug išsameu, mobilizacija būtų nepopuliari politika šalyje, todėl Kremlius nenorėtų jos paskelbti iki tol, kol bus atiduoti balsai. Žinau, kad tai gali atrodyti keista, nes Rusija tampa vis labiau autoritarinė šalimi. Tačiau vis dar egzistuoja ribos Putino valdžiai ir jo gyventojų kontroliai. Net ir rinkimai, kurių laimėtojai iš anksto nulemti, kelia nerimą autokratams, nes patys rinkimai gali tapti kvietimu piliečiams koordinuotai protestuoti. Net ir pačioje mobilizacijos procedūroje galima matyti Kremliaus galios ribas. Ką tik sakiau, kad šie kariai bus mobilizuoti į Ukrainą. Iš tikrųjų, pagal Rusijos įstatymus, jie būtų mobilizuojami į Rusijos federacijos žemę, kuri tiesiog anksčiau buvo Ukrainos teritorija, kol nebuvo pasirašyti šie dokumentai, kuriuos dabar matote. Tai yra Rusijos šaukimo į kariuomenę ypatybė, kai pagal įstatymą tie kariai gali būti siunčiami tik ginti Rusijos teritorijos. Kalbant apie vietą, Ukraina perspėja, kad kai kurie iš jų iškart po mobilizacijos per 2 savaitės bus išsiųsti į rytų frontą. Tikėtina, kad tai būtų pietinėje dalyje, kur Rusija jau kelis mėnesius yra priversta gintis dėl Ukrainos padažnėjusių smūgių Rusijos logistikai šiame regione. Kalbant apie likusius, kurie gaus daugiau apmokymų, jiems būtų lengviausia vykti į šiaurinę pagrindinio fronto pusę, kad greičiau stumtųsi Charkivo link. Kūrybiškesnis požiūris, kuris pareikalautų šiek tiek pakeisti federacijos įstatymus, būtų išsiųsti juos sukurti naują frontą, einantį iš Baltarusijos pietų kryptimi link Kijevo. Žinote, nes praėjusį kartą tai taip puikiai suveikė. Paskutinė svarstoma galimybė, kuriai reikėtų dar laisviau kuriamų naujų įstatymų, būtų pulti Baltijos šalis. Galbūt pastebėjote mano skepticizmą dėl pastarojo varianto. Atsižvelgiant į visą šią temą pateiktą informaciją, turėtume skirti šiek tiek laiko aptarti šio teiginio patikimumą. Taigi, ar tai tiesa? Pastebėsite, kad ši istorija dar nepateko į pagrindinės žiniasklaidos priemonės, o tai rodo, kad čia yra tam tikras skepticizmo lygis. Vietoj to, regioniniais klausimais besidominčios žiniasklaidos priemonės, tokios kaip Kyiv Post, ir kariniai tematikai skirtos priemonės, tokios kaip War on the Rocks,
atkreipė dėmesį į šią temą. Tai žinau dėka šiandieninio vaizdo įrašo vėl sugrįžusio rėmėjo Ground News. Be to, kad Ground News seka informacijos aprėptį ir žiniasklaidos šališkumą, jų aklųjų zonų funkcija taip pat parodo, kokias istorijas kiekviena politinio spektro pusė praleidžia. Pavyzdžiui, dešinieji nepastebėjo naujojo Didžiosios Britanijos ministro pirmininko skambučio Zelenskiui, o kairieji ignoravo, kiek naftos Iranas eksportavo per paliaubas, kurios iš tikrųjų nebuvo paliaubos. Ir apsilankę ground.news/lines žemėlapiuose arba nuskenavę QR kodą ekrane, galite gauti net 40% nuolaidą Vantage planui, kuris suteikia prieigą prie visų šių funkcijų ir dar daugiau. Taigi dar kartą dėkoju Ground News už šios dienos vaizdo įrašo rėmimą. Gerai, grįžkime prie pagrindinio klausimo. Ar šie teiginiai yra teisingi? Galbūt, bet patys teiginiai nepakeis mano nuomonės nei į vieną, nei į kitą pusę. Turime dar vieną situaciją, kai geriausia neklausyti, ką sako vadovai. Tarkime akimirkai, kad teiginiai yra teisingi ir kad rugsėjo pabaigoje Kremlius paskelbs mobilizaciją. Ukraina norėtų padaryti tai, kuo sunkiau Rusijai įgyvendinti, o tai reiškia, kad kuo daugiau rusų vyrų išvyktų kuo toliau nuo Rusijos. Šie vieši pareiškimai tarnauja kaip perspėjimai tiems, kuriuos tai gali paliesti. Jiems reikia jau dabar pasiruošti pabėgimo planus arba iš anksto palikti šalį, kad nebūtų užklupti netikėtai. Pakeiskime požiūrį akimirkai. Akivaizdus Kremliaus mobilizacijos trūkumas yra tas, kokį ekonominį chaosą jis sukeltų. Taip, techniškai jūs nebereikėtų mokėti pagal savanoriškas sutartis, todėl federalinėme biudžete tai galėtų atrodyti kaip sutaupytos lėšos. Tačiau tie 500 000 žmonių staiga nebedirbs ir nebeprisidės prie ekonomikos. Visi, kurių darbas priklauso nuo tų žmonių darbo, taip pat susidurs su sunkumais. Ir vyriausybei vis tiek teks aprūpinti ir apginkluoti visus tuos naujus karius. Trumpuoju laikotarpiu gali būti pigiau priverstinai mobilizuoti, o ne kelti sutartinius atlyginimus. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra rimtų ekonominių trūkumų. Kitas trūkumas, kurį netrukus aptarsime išsameu, yra politinis nestabilumas, kurį sukeltų tokie priverstiniai pašaukimai. Protestai gatvėse, grėsmės esamam režimui ir panašiai. Jeigu jums sunku pritraukti pakankamai vyrų savanoriškoms sutartims, nepaisant didžiulių piniginių pasiūlymų, žiūrint iš vidutinio ruso perspektyvos, tai daug pasako apie tai, kaip stipriai tie žmonės nenori vykti į Ukrainą. Rusija ir toliau siūlo tas sutartis, kas mums sako, kad bent jau kol kas priverstinis šaukimas yra blogesnė išeitis. Grįžtant prie Kijevo perspektyvos, jeigu galite sukelti tą ekonominį sukrėtimą ir politinę krizę dar prieš tai, kai Rusija nuspręs padėti mobilizaciją, tai atrodo kaip lengva pergalė. Gerai, o kaip būtų galima paskatinti tokias reakcijas? Įtikindami visus, kad mobilizacija gali prasidėti bet kurią dieną. Savo ruožtu, Ukrainos žinutė savaime nėra patikima. Nepriklausomai nuo to, ar tai tiesa, atrodo, kad Kijevas vis tiek norėtų perduoti tą pačią žinutę. Štai kodėl šios istorijos mane domina. Tačiau iš karto nesu tikras, kuo turėčiau tikėti. Maždaug taip NATO vyriausybės vertino galimybę, kad Rusija gali užpulti Baltijos šalį iki metų pabaigos. Ši mintis yra absurdiška, tačiau ji gali paskatinti proukrainietiškas nuotaikas tarp sąjungininkų šalių. Tai nebūtų blogiausia pasekmė ir nebūtų blogai, jei tai padidintų paramą sąjungininkų karinėms išlaidoms, nes NATO labai nerimauja dėl galimo Rusijos puolimo maždaug po 4 metų, kai Kremlius bus atsikvėpęs po karo Ukrainoje. Vis dėlto turėčiau pažymėti, kad Rusija gali norėti dislokuoti daugiau karių palei sieną, jei Rusijos specialiosios pajėgos bandytų surengti nereguliarų ir provokuojantį išpuolį, kaip žvalgyba nurodė, jog tai yra reali galimybė Lenkijoje. Tačiau tai skiriasi nuo to, ką teigia Ukraina, todėl Ukrainos konkretus pareiškimas apie puolimą prieš NATO yra atmetamas kaip neinformatyvi žinutė. Bet kuriuo atveju tuoj aptarsiu patikimesnį signalą, tačiau manau, kad pirmiausia turėtume aptarti galimą būdą, kaip tai galėtų atsisukti prieš Ukrainą. Vėlgi, mobilizacija Rusijoje būtų nepaprastai nepopuliari politika. Iš tiesų, tai sukėlė tiek daug pasipriešinimo dar 2022 rudenį, kad Kremlius turėjo atsitraukti iš baimės dėl protestuotojų gatvėse. Kas mums stebėtojams lieka neaišku, tai kiek nesaugiai Putinas jaučiasi savo pozicijoje.
Jei jis mano, kad kabo ant plauko, tuomet jis vargu ar bet kokiamis aplinkybėmis paskelbtų mobilizaciją. Tai yra idealu tariamajai Ukrainos strategijai, nes tai gali bent jau suteikti Kremliui dar vieną rūpestį, o geriausiu atveju įžiebti sukilimus, kurių Ukraina paprastai ir siektų. Priešingai, įsivaizduokite, kad Vladimiras Putinas jaučiasi vidutiniškai nesaugus. Na, Vladimiras Putinas, kuris tikrai nori laimėti karą Ukrainoje, gali manyti, kad mobilizacija yra viliojanti. Tačiau trūkumas yra tas, kad ekonominė žala šaliai ir tam tikra vidutinė rizika, jog kas nors jį pašalins iš pareigų, padidės. Ar supranti, kur tai veda? Tarkime, kad Ukrainos perspėjimai užgauna jautrią vietą eiliniams rusams. Tie, kurie gali, pabėga. Tie, kurie negali, pradeda protestuoti. Na, pagalvokite dar kartą apie tai, kas atgraso Kremlių nuo mobilizacijos. Pirma, tai buvo ekonominė žala šaliai. Tačiau dalis to jau yra įvykusi. Antra, tai buvo politinis nestabilumas. Tačiau dabar protestuotojai jau yra gatvėse. Kremlius dabar jau gerai supranta, kokią grėsmę jie kelia režimui. Taigi galima manyti, kad Kremlius apskaičiuoja, jog mobilizuotis dabar verta, nors pradžioje taip nebuvo. Ukraina iš esmės pati sukelia problemą, kurią siekia apriboti. Nežinau, kiek užtikrintai šiuo metu jaučiasi Putinas. Anksčiau esu išreiškęs skepticizmą dėl to, kad jis vos laikosi valdžioje ir kad jam būtinai reikia pakeisti situaciją Ukrainoje, kad galėtų politiškai išgyventi. Jei kas, Rusijos oligarchai atsidustų su palengvėjimu, kai karas pasibaigtų, nes jie galėtų vėl uždirbinėti pinigus. Taip pat esu išreiškęs skepticizmą, kad mobilizacija būtų geras šios problemos sprendimas, nepriklausomai nuo to, kaip tvirtai Putinas laikosi valdžioje. Vėlgi, šios situacijos ekonomika yra tiesiog siaubinga. Ir nemanau, kad desperatiškas paskutinis ėjimas mobilizacijos forma yra geresnis sprendimas. Prisiminkite, tiems 100 000 naujų karių taip pat reikia įrangos. Kremlius negali išspręsti šios problemos taip pat, pašaukdamas milijoną darbininkų dirbti gamyklose ir aukoti savo neatlygintiną darbą. Vis dėlto, jei Putinas iš tikrųjų imtųsi veiksmų, man tektų iš naujo apsvarstyti savo įsitikinimus. Viena interpretacija, ir esu tikras, kad būtent ji taps vyraujančių pasakojimų, yra ta, kad Putinas yra toks desperatiškas, jog neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik imtis veiksmų. Tačiau šį žingsnį galima paaiškinti ir tuo, kad Putino valdžios kontrolė yra tokia stipri, jog tikros politinės rizikos yra minimalios, palyginti su tuo, ką jis gali gauti iš papildomos gyvosios jėgos antplūdžio. Nei viena iš šių išvadų neatrodo pagrįsta, atsižvelgiant į tai, ką žinome, todėl mobilizacijos paskelbimas būtų toks keistas. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad nemanau, jog viskas, ką matėme šiuo klausimu iš Ukrainos pusės, yra tik tušti žodžiai. Galbūt sekate Kyjive vykstantį skandalą dėl Volodymyro Zelenskio sprendimo atleisti gynybos ministrą Mikhailą Fedorovą. Fedorovas buvo populiarus šalyje, tačiau susipyko su Ukrainos kariuomenės vadu generolu Aleksandru Sirskiu. Viešai pateikiamas paaiškinimas yra tas, kad Fedorovas buvo neefektyvus verbuojant karius į frontą, o Ukrainos vadai mano, jog tai yra tinkama atsakomoji priemonė prieš Rusijos mobilizaciją. Tai sukėlė nesutarimus tarp dviejų stovyklų, o galiausiai Zelenskis palaikė Sirskį. Savo ruožtų Fedorovo atleidimas yra brangiai kainuojantis signalas, kad Ukrainos teiginiai dėl mobilizacijos yra teisingi. Jūs nenorėtumėte atleisti populiaraus ir efektyvaus ministro, ypač atsakingo už techninę karo pusę, jei nebūtų kito rimto rūpesčio. Primenu, kad pagal visus duomenis Fedorovas yra pagrindinis atsakingas už Ukrainos postumį pietuose. Vis dėlto neturėtume to laikyti neginčiamų įrodymų, kad mobilizacija iš tikrųjų rūpi Ukrainos sprendimų priėmėjams. Fedorovo pasitraukimas taip pat gali būti vidinės politikos rezultatas ir tai tarnauja kaip patogi priedanga. Kaip visada, mes kaip pašaliniai liekame nežinioje ir turime laukti daugiau informacijos, kad geriau suprastume, kas vyksta. Taip pat turiu pažymėti, kad protestai tęsiasi, kol rašau šias eilutes, ir yra daug spėlionių, kad Zelenskis netrukus pakeis ir Sirskį. Iš tiesų gali būti, kad tai jau bus įvykę, kai žiūrėsite šį vaizdo įrašą. Jei taip, nemanau, kad tai pakeistų, kaip turėtume interpretuoti aukščiau pateiktą brangaus signalizavimo argumentą. Tai yra Zelenskio administracijos bandymas suvaldyti situaciją, gerokai neįvertinus Fiodorovo populiarumo, net jei vyraujanti nuomonė šalies saugumo pajėgose yra ta, kad Ukraina turi imtis griežtesnių prevencinių priemonių. Taigi, kokias pagrindinės mintis šiandien išsinešame?
Ukraina atkakliai tvirtina, kad Rusija rimtai žiūri į mobilizaciją. Yra rimtų paskatų iškraipyti tai, ką iš tikrųjų rodo Ukrainos žvalgybinė informacija šiuo klausimu, todėl turėtume atkreipti dėmesį į kitus signalus. Dabartiniai pokyčiai ministrų kabinete suteikia tam tikrų įžvalgų, tačiau nieko konkretaus. Ir yra tam tikra rizika, kad visa tai gali atsisukti prieš Ukrainą. Dar kartą dėkoju Ground News už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į ground.news/linesonmaps arba nuskaitykite QR kodą savo ekrane ir gaukite net 40% nuolaidą Vantage planui. Tuo tarpu galite užsukti į mano antrinį kanalą ir pažiūrėti susijusį vaizdo įrašą apie bandymą išsiaiškinti teiginius, kad Rusijos kareiviai fronto linijoje išgyvena tik 30 minučių. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite, o su jumis rytoj vėl susitiks Viljamas Panielis. Saugokite save.